Dėkoju visiems susirinkusiems, iš tikrųjų tikrai svarbus kasmetinis įvykis. Paskutinės dienos, ką mes matėm viešoje erdvėje, įrodo, koks yra pilietiškas šios dienos jaunimas. Ir eilės savanorių, kurie patys, nelaukdami sąrašų, ateina ir išreiškia savo supratimą ir norą prisidėti prie valstybės saugumo, tai yra pats geriausias pavyzdys, pats geriausias požiūris iš jauno žmogaus supratimo. Ir tai reiškia, kad krašto apsaugos sistema, krašto apsaugos ministerija su naujovėmis juda teisinga linkme. Mes visi vienodai matome geopolitinę situaciją, mes visi ją vienodai suprantame, mes visi vienodai ruošiamės. Šiai dienai krašto apsaugos ministerija investuoja tikrai didelius pinigus į valstybės saugumą, tuo tarpu jauni žmonės investuoja savo laiką, savo žinias į tą patį valstybės saugumą. Tai yra sveikintina, tai yra gerbtina ir aš asmeniškai tuo labai didžiuojuosi.